Tai sveiki atvykę prie naujo video. Visų pirma, visus noriu pasveikinti su gražiausia žiemos švente, kūčiom, kalėdom ir naujais metais. Linkiu visiems daug laimės, sveikatos ir kuo geresnių laimikių ir žvejybų. Tai šiandien aš nežvejoju, o apžvelgsim mano advento kalendorių žvejybinę. Kai kurių daiktų, kuriuos gavau, nežinau kaip naudoti, tai jūsų paklausiu. Ir jeigu jūs žinosit, tai pakomentuosit. Tai štai taip visas atrodo. Visos dienos jau išpakuotos. Ir dabar parodysiu pirmą dieną. Tai pirmą dieną gavau tokią valytę. Aš ją žinau, kur naudoti. Ją reikia ant lelijų mesti, kad neužsikabintų, nes yra kabliuko apsauga. Tai čia žinau, kaip naudot. Graži, tokia geltona. Tai va, tai dar pasakysiu tiek, kad man buvo toks dalykas, kad kai kurios dienos buvo iškritusios į kitą dieną. Tai aš pirmoji dienoje gavau 2 masaliukus, bet paskui kitą dieną negavau, bet žinojau, kurią gavau. Tai šitas kalendorius šiaip apsėstas yra krevečių. Čia belikė visokių masalų su krevetėm, tai antrą dieną gavau štai tokią krevetę. Tai va šitoj nežinau, kaip ją naudoti. Čia tipo yra ant uodegos, kur uždėti tą, kur uždėti reikia, valą perverti, bet net neįsivaizduoju, kam ją reikia naudoti. Nes jinai labai lengva, tikėtinai ir nežinau. Bet šitos visiškai nežinau, kaip naudoti. Nes šitokių buvo labai daug šitam kalendoriui, tai va. Tai trečią dieną taip pat nežinau, kam naudojate. Štai tokia mėlyna krevetė, su tokiu metaliuku ir šitas krūta. Mes galvojam, kad čia galėtų taip būti polediniai. Taip įleidi, taip tampa ir tada tas šaknėja. Bet nežinau, tokia vat krevetė. Tai šiaip net nežinau, kam ją naudoti reikėtų. Nes tokia labai keista. Manau poledinė, bet gal klystu. Tai 4 dieną gavau dar tokią vieną krevetytę, tik tais baltą tokią. Tai bet jose krūta kabliukai, žiūrėk. Gali ištint ir vėl, tai irgi gal vis naudoti. 5 diena jau buvo didesnė ir kažkas naujo, tai va toksai masaliukas. Mes su mama juokiamės, kad čia kaip širdelė, atrodo taip nusišypso širdelė, bet iškart po ją trišakis. Taip gal nėra labai smagu krevetį. Taip, lydekai, tai va toksai. Manau, jį čia užsidėti ir gali sukasi, kažkas tokio. Tiesiog jis taip blizga, kažkaip taip manau. Bet manau tikrai rasiu, kurį panaudoti. Tai 6 diena štai toksai masaliukas. Čia man kažkas tokio revolveriuko gal, nes aš tik neskiriu, nelabai. Man tipo primena toksai. Šitam kalendoriui kai kurie masalai kartojas, tai toksai, kiek prisimenu, buvo antras. Įsidūriau. Toks buvo antras. Tai, tada 7 dieną tokį metalinį raudoną. Su raudono akim. Tokį gavau. Šiaip net nežinau, ką, tipo, kaip ir gal, čia vat, kai yra tie tokie, gal pasikabina karabinuką ir tipo žiemą, kaip lampai. Aš taip galvoju, kad taip galėtų būti. Čia parašyta, kokį svorį jam reikia. Tai gal mėtymą? Čia nežinau. Čia irgi bijau sklysti. Dabar, manau, matot 8 dieną. Ir aš jums parodysiu, koks masaliukas buvo joje. Tokio dydžio. Tipo, okei. Tai 8 dieną mane biškį apgavo, galvoju, kažkas didesnė bus, bet kam jį naudos? Gal irgi sakau mėtyti, bet toksai ešeriukam čia kokiam. Gal tokia jo paskirtis, nežinau. 9 diena, tokia. Labai buvo smagu, kaip per gimtadienį gavau mesalą tą gimtadienį dieną, nes
buvo tikrai 2 dieną, 4 dieną ir dar kažkuria negavau lygtais, bet kitose atradau. Tai va tokia žalia dabar. Čia, opa, va tokia žalia irgi varlytė guminė. Tai ją irgi, manau, rasiu tikrai kur panaudoti. 10 diena buvo labai mažytė, bet šįkart bent jau neapskenino, neapgavo. Tai čia yra nesidabrinis, o auksinis. Irgi mažiukas, tai va, tai toks pat, bet šįkart bent jau tas skrelio dydis buvo kitoks. 11 diena vėl ta pati net tokia pat spalva. Krevetė, tai čia net kaip ir nereikia nieko komentuoti. 12 dienoje tai buvo skrelis tikrai užpildė visą skrelę. Tai štai toksai. Ir širdelė. Tai va. Tai tokį gavau. Bet žinau, kad kažkurio dienoje vėl toks pat bus. Bet gerai, mes su mama buvo 2. Tai abi galėsim tą patį masalą naudoti skirtingose vietose. Tai aš sakiau, kad bus antras identiškas, nu tipo neidentiškas, gal identiškas, nežinau, bet toks pat. 13 diena, visiškai toksai pat širdelė, visiškai toks pat, tai au, kiek aš šiandien įsidursiu. Tai va, tai 14 diena, vėl tokia krevetė, tik šįkart tokia juoda su pilku. Tokia va. Vėl tasai metaliukas. Kažkas tokio. Su tokiais ūsais spalvotais. Tai va. Vėl tokia pat krevetė. Nu, ne tokia pat. Nu, forma tokia pat. Tik spalva ne tokia pat. 15 diena. Žodžiu. Krevetė. Tada 16. Kaip manot? Koks galėtų būti gyvūnų? Krevetė, tik rožinė. Graži spalva. Na, kitokia spalva ir graži. 17 turim vėl gražios labai spalvos krevetę. Tokia tik labai rožinė. Ryškia rožinė krevetytė. Irgi graži spalva. Bet irgi aš šitų net neįsivaizduoju panaudoti. Tai 18 diena kartojasi. Štai toksai. Masaliukas irgi identiškas. Galėtų jie būti tokie pat, tik skirtingų spalvų. Jau einam į galą, tai visiškai į galą. Tai 19 diena toks vėl krumlėtas, tik auksinis. Labai gražus. Bet šitas nepasikartoja. Gal, bet ne mano. Tada 20 diena. Tai tokia masaliukas su žuvies atvaizdu. Irgi didelis, toks irgi manau, kad kažkaip krūtės vandenį. Tai va, toksai trišakis neblogas dydžio. Tai va, toksai auksinis. 22 dieną gavau tai tokį. Au, vėl va tokį rumblėtą sidabrinį masaliuką. Irgi su širdele. Nežinau net ką tokie papildomi daro ir labiau atkreipia dėmesį tipo. Taigi, prieš paskutinę dieną turim tokį labai didelį, labai išsižiojusią žuvytę. Didelė. Tai va. Ir paskutinė 24 diena, kurią šiandien išpakavau, tai buvo tiesiog identiškas. Bet ką padarysiu? Čia buvo visas mano advento kalendorius, ką aš iš jo gavau. Labai patiko tikrai toksai, ne šokoladinis, kažkas nauja. Tai labai buvo smagu tokį gauti ir padėkosiu, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.